Ir taip visi, kurie turit Biblijas, atsiverskime jau žinomą mums rašto vietą. Pradžios knyga, 2 skyrius, nuo 2 iki 3 eilutės parašyta. 6 dienų bėgyje užbaigęs darbus, kuriais buvo užsiėmęs, 7 dieną Dievas ilsėjosi po visų darbų, kurios buvo atlikęs. Visagalis palaimino 7 dieną ir padarė ją šventą. Nes tą dieną jis ilsėjosi po visų savo darbų, kurios Dievas sukūrė ir padarė. Ir taip, švęsti šabą ar kitas šventes Dievas nurodė ne tam, kad pralinksmintų visų mūsų gyvenimą. Supraskit, kad užrašytos Biblijai šventės, jų yra ne viena, kelios šventės, simbolizuoja tiksles ir atsakingas Dievo garbinimo taisyklės arba tvarką. Kartoju, sutinkant su Dievo žodžiu, kiekviena šventė tai Kristaus mokymo sudėtinė dalis, kuri nurodo į Dievo garbinimą. Mes jau žinom, kas yra Dievo garbinimas. Mes kalbam apie tai eilę metų. Kad tada, kai aš rūpinuosi apgyvendinti Dievo savybės savyje, tada aš ir tampu garbintoju ar giesmėje, ar tarnavime, ar gyvendama šitoje kartoje. Todėl atminkite, kad Dievo garbinimo pažeidimas prilygsta Kristaus mokymo iškraipimui ir visagalio tvarkos ignoravimui. Todėl kiekvienas, kas apgyvendins savyje 7 dienos paslaptį, ne tik taps šabu, kur nusiramina Dievas, bet ir pats nusiramins viešpatyje. 7 dienos paslaptis, tai negazdins jūsų šitas žodis paslaptis. Tai paslaptis loginiams žmonėms, kurie logiškai bando interpretuoti raštą, skaičiuoti Dievą. Jis paslėpia, bet jums, kurie turite atgimimą, kurie renkatės mokinystę, mirties savo ir prisikėlimo viešpatyje kelią, jis šitą paslaptį žingsnis po žingsnio vis labiau ir labiau atvers. Mes jau kalbėjome, kad 7 dienos vieta, Kananas, tai apgyvendintas sielai šventosios dvasios apreikštas Dievo žodis. Tai Kristaus mokymo tiesa valdanti save naujas žmogus. Štai kas ta 7 diena. Bet žinoti apie tai maža. Ta prasme, surast pažado žemė yra viena, o įėjus užimti ją visai kas kita. Prisiminkite, nors Izraelis ir žinojo, kur randasi Kananas, į pažado žemę įeiti negalėjo. Įdomiausia, kad būtent išvalgius Kananą, kas simbolizuoja pažinimą, dėl pažinimo, jie ne tik 40 metų atskyrė save nuo Dievo pažado, bet ir krito dykumoje. Ta prasme, ta karta, kurią Dievas išvedė iš Egipto ir matėt gamtinius stebuklus, sužinojusi apie Dievą kažką tai. Tai yra, kaip jie sužinojo, matė, kaip Dievas juos lydėjo kiekvieną dieną. Jie neįėjo į pažadą žemę, nes ta karta visa krito kaulais dykumoje. Tik tai po 40 metų Dievas per Jošuę sėjo į naujos kartos gyvenimą pasitikėjimą atgamtinį Dievų, jo galybė ir jėga. Tik tai ta nauja karta ir įėjo į pažado žemę. Tai pamoka mums, kad pažinimas dėl pažinimo ne tik, kad neteikia jokios naudos, bet formuoja religingumą, už kurio slypi iliuzija. Ir būtent šitą iliuziją konkrečiai mums kenkia. Primenu žodis bedvasis, tai mirti nešanti raidė, štai ką žudo šiandien daugelį iš mūsų ir ne tik iš mūsų, bet daugelį žmonių. Ta raidė apsigyvenusi ir ta raidė velkanti ir rišanti mūsų nuostatų teisumo darbus yra mirtis. Štai kodėl tik išpildžius tam tikras sąlygas atsidaro durys į žemę, kurioje pats Dievas teikia pieną ir medų. Ir nereikia maišyti medų ir pieną. Pieną ir medų. Jis visų pirma teikia man pieną, jis maitina mane. Jis apreiškia savo žodį. Jis pagirdo ir pamaitina, nes jo vardas yra El Šadai. Kam? Kad nutukčiau kaip kiaulė. Ar kad turėčiau medaus kaip bitė ir dalinčiau jį aplinkiniams. Ne kad nutukčiau, o kad dalinčiau šitą medų
aplinkiniams. Ir dalinčiau ne šiaip, kad apkarstų tas medus kieno burnoj, bet saikingai. O tai įmanoma tik Kristaus bažnyčia, Dievo tvarkoje. Išėjimo 31:13 parašyta, Viešpats kalbėjo Mozei, tu turi pasakyti izraelitams, mano poilsio dienų laikysitės, nes tai ženklas tarp manęs ir jūsų per visas jūsų kartas. Jis duotas tam, kad žinotumėte, jog tik aš Viešpats jūs pašventinu. Mano poilsio dienų laikysitės, nes tai ženklas. Tai žmonės, kurie ignoruoja šabus arba šventes, kurie skelbia bažnyčiai, jie pažeidžia santykių su visagaliu. Ir jie ne tik pažeidžia patys santykių su visagaliu, jie moko savo vaikus bedevystės. Jeigu aš einu į šventę, aš kalbu savo vaikams, ką aš darysiu. Ir vaikai, kurie dar vaikai, jie eina į tą šventę ir taip pat toj šventėj klauso apie Dievo grožį, apie jo darbus, kuriais jis išplėšė mus iš Egipto ir veda į dangaus karalystę. Prieš tęsdamas patikslinsiu, kad sąlygas suteikianti galimybę įeiti pažadą žemę susideda ne iš vieno komponento, jis susideda iš daugelio komponentų, už kuriuos atsakomybę neša pats Dievas. Izaijo 30:15 parašyta, Viešpats Dievas, Izraelio šventasis, ne šiaip pasakyta Viešpats Dievas, nurodo, kieno šventasis, kieno Dievas, Viešpats Dievo Izraelio šventasis, nepasakyta. Viešpats Dievas Gari Krišna. Pasakyta, nepasakyta. Viešpats Dievas Izraelio šventasis, bet ne Buda. Nurodo konkrečiai Izraelio šventasis. Jis sako šitaip. Pasilikdami savo vietose ir ramybėje išsigelbėsite. Nes tik visiškas jausmų štilius ir pasitikėjimas Viešpačiu yra jūsų jėga. Bet pasirodo tada daugelis to nenorėjo. Nes pasakyta, bet jūs to nenorėjote. Kodėl daugelis žmonių vis neranda dvasinės ramybės? Sakydama žmonių, aš turiu omeny atgimusius iš aukšto Dievo vaikus, nes be atgimimo, kaip kas save bevadintų, jis vis vien ieškos tik juslinių dalykų. Tai yra sielinės ramybės, kūniškos ramybės. Ta prasme, aš noriu pasakyti, kad jis ieškos tos sielinės ramybės, kurią šiandien velnias įsteigęs daugybę religijų, daugybę mokymų ir sukviečia, kad tik tai žmogus pasitenkintų tose dalykuose. Ir taip, daugelis neranda dvasinės ramybės, aš kalbu dabar apie atgimusius Dievo vaikus, nes daugelis atgimusių vaikų neranda dvasinės ramybės, nes nesupranta, ką reiškia Dievo žodžiai. Šabo dieną pasiliksit savo vietoje. Pasilikti savo vietoje, tai Kristaus mokinystėje brandinti savyje Dievo tvarką. Žmonės šiandien žemėje serga maru, kurio pavadinimas nenoras tvarkos. Kiekvienas nori savo tvarką atstovauti ir savo tvarką ganytis. Bet nieks nenori pripažinti tvarkos. Noriu pasakyti, kad tik tas, kas atsižadėdamas savo valios Dievo valios naudai, pakartosiu šitą frazę, tai svarbu, kad tik tas, kas atsižadėdamas savo valios Dievo valios naudai, per atnaujintą protą panardins save iš šio prieškimo procesą, išsigelbės. Jie prieškimo, kokio prieškimo? Kaip tapti šabu, kaip ieškoti 7 dienos apreiškimo. Supraskit, kad sutinkant su šia rašto vieta, pasilikti ramybėje, pasilikti savo vietoje ir turėti Dievo ramybę reiškia įdirbti ir saugoti savo Edeną. Neblaškytis po rojų, o išsaugoti savo Edeną. Primenu, Edenas tai Dievo su žmogumi bendravimo vieta. Atgimusios dvasios sudėtinė dalis. Todėl saugoti santykių su visagaliu reiškia pasilikti savo vietoje. Ta prasme, tobulinti ir apsaugoti šitą vietą. Mes turime stebėti save, ant kiek mes ilgai užsibūname be bendravimo su Dievu. Ir kad tai netaptų iškrypimo pradžia, mes turime stebėti, ant kiek mes artimai bendraujame vien su kitu. Nes jeigu tu nenori bendrauti tarpusavį, reiškia, tu iš vis neturi santykių su Dievu. Nes santykiai su Dievu, kuriuos mes turime asmeniškai visą laiką, turi požymį, noras kalbėtis
skambinti, eiti į šabus, kad bendrautumėm tarpusavį. Štai ką mes turime tobulinti savyje ir prižiūrėti. Klausyk. Praleidę 6 savaitės dienas tuštybėje ir tik 7 dienos rytą prisiminę šabą, jūs vargu ar tapsite Dievo poilsio vieta. Ir tai sakau jau minkštydamas viską. Jūs netapsite poilsio vieta. Nes šita 6 dienų tuštybė, jin griaus tave, jin sekins tave, jin neleis tau nusiraminti iš tiesų. Mes perskaitėm, kad tik visiškas jausmų štilius ir pasitikėjimas viešpačiu yra jėga. Supraskit, kad ten, kur ilsisi Dievas, nusiraminame ir mes, taip? Tai yra jo poilsio vietoje ligų, skurdo, minčių durnų ir nesavaikės mirties nėra. Ir vis dėlto, kodėl žmonės nepasitikė visagaliu? Todėl, kad neprižiūri savyje, paviršutiniškai atsineša į teisumo, ramybės ir džiaugsmo šventojoje dvasioje būsenos prižiūrėjimą. Pabrėšiu, kad tik dieviškos tylos ramybė, šaket, gali atgaivinti mus ir tobulai subalansuoti. Tai realu, to reikia siekti ir tai naudoti. Tik iš Dievo galybės ištekančioje ramybėje niekas mums negali pakenkti ar išgazdinti. Štai kodėl atskiriantis asmeninį laiką Dievo tylos ieškojimui tikintysis iš tiesų pažins Dievo šventos tylos galybę. Dievo šventos tylos, ne šiaip tylos, šventos tylos galybę. Paklausyk, gerai klausyk, tik pasiliekant savo pašaukimo vietoje, įmanoma sutramdyti šio gyvenimo jaudrintus visus savo jausmus. Nes mums būtina žinoti, mums būtina pradžioje ieškoti ir tirti, koks mano pašaukimas, kokioje vietoje šitą pašaukimą aš galiu brandinti savyje. Iš kokios vietos šitas pašaukimas įgauna realybę. Nes jeigu tu neturi vietos ir prisiemi pašaukimą, kurį bandai atstovauti, tu ilgainiui tapsi avantiūristas. Nes bet kokioje dovanoj tarnaujantis žmogus be bažnyčios, be Kristaus tvarkos, be santykių su Dievo dovana, jis avantiūristas. Evangelistas, kuris neturi asmeninio pastoriaus, jisai yra avantiūristas. Taip. Todėl mums reikalinga tvarka, mums reikalingas apreiškimas, kur jo tas žmogus levitas tarnaujantis dovanoje. Nes jeigu tu jo neturi, taužys tave bangos, blaškys, mėtis, tugi taip pat žmogus, kaip ir mes visi žmonės, kas tave paguos, pas ką tu ateisi susišildyti. Todėl mums būtina Dievo tvarka, vieta. Ir kai mes turime tą vietą, mes galime sutramdyti visus savo jausmus. Mes galime subalansuoti save ir valdyti save. Prisiminkime, kas įvyko po to, kaip kartą pavargęs Jėzus užsnūdo valties gale. Taip, pakilusi audra norėjo mokinius pražudyti. Tai ne šiaip istorija. Tai nurodo tai, kaip vyksta mumise, kai mes užsimirštam, kame mes ir neprižiūrim to balansą savie, teisumo, ramybės ir džiaugsmo. Nes teisumas, ramybė ir džiaugsmas tai sėdintis soste Kristus. O jis sėdi ramiai. Ir dažnai mūsų kūniškumo atrodo, kai jis miega, bet jis nemiega. Ta prasme, mokiniai pasimetė tuo metu visiškai. Jie užmiršo pradžią apie Jėzų, jie tik žiūrėjo audrai, matė tą audrai, leido tą audrai supti juos ir, kaip šiandien mes žinome, kuo tu labiau žiūri problemą, tuo labiau ta problema arba demonizuota atmosfera pradeda slėgti tave. Antiek slegia daugelį žmonių, kad jie užmiršta, kas jie tokie. Tai štai kodėl aš ketvirtadienį sakiau, paskambinkit man, aš jums priminsiu, kas jūs. Ir tai reikalinga ir man, nes kai aš primenu, kas jūs, aš dažną kartą prisimenu ir kas aš. Todėl ačiū šventai dvasiai. Jin priminė mokiniams, kad valtyje miega Jėzus. Pats viešpats. Nes jau jiem buvo preikšta, kad tai gyvojo Dievo sūnus. Tada jie pažadino jį. Jiems atrodė, kad jie jį pažadino, jisai nemiegojo. Jis tobulai, sutinkant su Dievo valia, leido tam įvykti, kad jie pasimokytų kažko tai. Ir jie pribėgo, mokytojų, nejau, tu nematai, kad mes žūstame. Tai yra, mokytojų ruoškis, to jau visi žūsime. Pažvelgęs į šėlstančią audrą, Jėzus ramiai atsistojo, sutramdęs audrai, sakė jūrai nutilti. Parašyta, kad staiga stichijos pakluso Kristui ir įsigalėjo didinga tyla.
Būtent tokia tyla, paklausyk bažnyčia, kurios mokiniai įsigando daug labiau nei artėjančios mirties. Pabrėšiu, kad iš Dievo ramybės išplaukiančios tylos daugelis šiandien bijo labiau nei problemų, ligų, skurdo ir net mirties. Kodėl? Todėl, kad toj tyloje mes atpažįstam ir išvystam patį viešpatį, kurio taip trokšta naujas žmogus, kurio nori apsivilkti ir kurio nori maitintis naujas žmogus. Bet sielnis gazdina. Ką pagalvos, ką pamanys apie tave, kaip tu atrodysi. Tai visiškas antipodas tam, kas yra šioje kartoje. Štai kodėl daugelis iš jūsų bijote tos tylos. Štai apie kokį trečią dangų kalbėjo apaštalas Paulius ir jums aš sakau. Šventieji, tyla ir pasitikėjimas, kuriuose pasilikdavo Kristus, tai šventosios dvasios jėga, apgyvendintas sielai Dievo tikėjimas. Ne tavo, Dievo tikėjimas. Štai kodėl Dievo ramybės požymis mumise tai absoliutus pasitikėjimas vien juo. Vien juo. Kuo mes pasitikime? Tame, kame tu galvoji nusiraminsi, tuom tu ir pasitiki. Ir mes daėjome labai jau nemažą kelią. Ir Dievas parodė, kaip mes norime slapta, atėję į Dievo tautą, nusiraminti vyre, žmonoje, vaikuose, piniguose, tiksluose, darbuose, siekiuose. Nors raštas sako, jeigu jūs taip gyvenate ir to siekiate, jūs labiausiai apgailėti žmonės. Ta prasme, kad kiekvienas, kas pasitikė Dievu, nepriklausomai nuo išbandymų, kokie besuspaudimai bus, jis išliks ramus, nes jo pasitikėjimas gyvas, amžinas. Ir dar visada atsiminkite, kad su jumis nieko daugiau blogo nebegali atsitikti, jeigu jūs iš tiesų esate tom, kom saka esą. Mes viską jau gavom, Mes gavom net tai, ko pasvajoti negalėjom. Tai, bet kažkodėl tai taip įsikibė į tos žemiškus dalykus. Išnaudokite žemiškus dalykus viens kito naudai. Išnaudokite, o ne vergaukite. Ir tiek, kiek jūs norite slaptai išnaudoti Dievą savo dalykams, tiek jūs ir negaunat, nes Dievas negali prieštarauti savo žodžiui. Visų pirma, ieškokite dangaus karalystės mano teisume, sako viešpats. Visą kitą pridėsiu, nes tik tada jūs būsit laisvi. Tik tada jūs galėsit sunešti prie apaštalų kojų viską, ką turit lyčino. O nerūpinti savo senatvę, sako, rūpinasi. Investuoja pinigus, kad tik tai garantijas kažkokias turėtų. Mes esame Kristuje daugiau nei nugalėtojai. Aš kaip pagalvoju, bet kokiu momentu, kai ateina į mano gyvenimą suspaudimai, ypač dėl išdavysčių, aš suprantu, kad viešpatie, nu ir kas? Aš taip jau gavau daugiau negu galėjo tas berniukas, vargšas malūnė, sėdėdamas tarp žiurkių gauti. Tu panorėjai man duoti dangaus karalystę. Ir su jumis niekas nebegali daugiau blogo atsitikti, tie, kurie esate iš Dievo. Tik tai patys neįsižadėkime Dievo dėl žmonių nuomonės, dėl religingumo, dėl garantijų ir išorinio teisumo. O dėl to reikalinga, pirma, pasitikėjimas visagaliu, kuris išplaukia iš dovanoto teisumo. Antras, teisingi santykiai su viešpačiu, kurios formuoja atgamtinė tyla, globojama visagalio sandoru. Štai ko mums reikia. Tai pasitikėjimas visagaliu, kuris išplaukia iš dovanoto tikėjimo. Nenupirkto, neprigimtinio, dovanoto tikėjimo. Ir toliau teisingi santykiai su viešpačiu, kurios formuoja ne žmonių metodai, bet atgamtinė tyla. O atgamtinė tyla tik Kristaus mokyme, kuris kviečia mus pastoviai prižiūrėti save Dievo tvarką. Šventas raštas teigia, kad tada, kai renkamės kaip vieninga Kristaus bažnyčia, Dievas gyvena tarp mūsų. Kaip vieninga. Eidamas į šabą, tu turi atmesti visus pykčius, visus nesupratimus, visus įsiskaudimus. Ištirti, ar nėra žmonių tavo
vietiniai bažnyčiai, ant kurių tu pyksti, jeigu ar pyksta kas ant tavęs ateiti, nežiūrint atleis, tau neatleis, parodys tą grimastą, neparodys, pasakys tiesiai atsitrauk, visien eini, padarai tą, ką Dievo žodis sako ir toliau gyveni. Supraskit, tas, kas nemyli brolio ar sesers, yra parašyta kas? Yra parašyta kas? Matot, kaip jūs nežinote, žmogžudys. Bet jis žudo ne brolį ir seserį, jei brolį ir sesuo eina pagal raštą ir susitvarko. O žudo ką? Pats save. Pats save. Nebūkite savižudžiai. Maldauju jūs. Mato Evangelija 18:20 parašyta. Todėl ten, kur 2 ar 3 yra surinkti dėl visagalio vardo, ir aš esu tarp jų. Ši eilutė apie tai, kad Dievas nusiramina tik ten, kur atranda šventosios dvasios jam paruoštą poilsio vietą. Ir daugelis ateina į bažnyčias, yra bažnyčių didelių. 10 000, 5 000, yra didelių. Bet jis ateina ir būna tik tarp tų, kuriuo šventoji dvasia surenka, o ne kur žmonės renkasi dėl to, kad kabutėse krikščionis. Šventieji Dievas pasitik tik tuo, kam paskyrė atsakomybę. Tikiuosi sutiksite, kad žemėje prieš viešpatį atsakomybę neša šventoji dvasia. Būtent jinai suteikia dovanas, kam nori Dievas. Laiškas Hebrajam 10:25 parašyta. Nepleiskite savųjų susirinkimų, kaip kai kurie yra pratę, bet raginkite vieni kitus. Jo labiau ir jo aiškiau regime besiartinčią aną dieną. Ta prasme, nepleiskime savųjų susirinkimų, norėkime jų, laukime jų, svajokime apie juos. Ir kai mes taip elgiamės su savimi, šventoji dvasia, žinodama tai, nes jinai tame dalyvauja daug labiau, negu mes prašom ar suprantam, jis surenka ir surinks mus. O kai jinai surenka, jinai ir gydo, ir prižiūri, Dievas teikia mums gyvenimą. Pažiūrėkite, bet raginkime vieni kitus. Ir labai svarbu, kas toliau, juo labiau ir juo aiškiau regime besiardinančią aną dieną. Ta prasme, jeigu tu pats neteiki dangaus karalystę, ką tu raginsi? Ką tu raginsi? Man sako, aš nenoriu kviesti bažnyčią, nes matau nemeilę. Prie ko čia tu? Ką matai? Tu atves žmogų, kad jis girdėtų Dievo žodį, o ne visų pirma santykis. Kai jis išgirs pirmą Dievo žodį, jis tada atras žmogų, kuriame Dievas patalpino meilę. Jis turės santykis su to žmogum visų pirma, po to ir su tais, kurie iš to žmogaus trykštančios meilės tą meilę apgyvendina savyje. Jo labiau, jo aiškiau regime besiartinančią aną dieną. Mes kiekvieną mielą dieną, savaitę, metai mokomi šventosios dvasios vis labiau ir labiau, realiau pažvelgti, žiūrėti į neregimą dangaus karalystę. Nes tikėjimas Dievu, neregimų dalykų įsipildymas, todėl mes tikime, kad aną dieną mes išvysime ką? Dangaus karalystę. Ir ko mes realiau matome, tuo mes labiau nieko nesuprantame, bet tuo labiau Kristaus meilė liečia ir tarnauja, ragindama aplinkinius. Neversdama, ragindama. Įsakydama, baigtų stvertis į tos šios kartos šapelius. Jie iliuzija ar laikini. Gręžkis į Kristų ir ieškok prakilnesnio kelio prieškimo. Prakilnesnio kelio prieškimas nurengia tave, tavo teisumo nuosavą, tavo baimės, įsitikinimus. Jis apnuogina tavo tikslus, ta prasme, tu pamatai, hei, o aš galvau, kad dėl Dievo pasirodo visai ne dėl Dievo. Hebrajams laiškas 10:20-27. Jis kalba, apleis savo susirinkimą, reiškia atskirti save nuo prieškimo Dievo žodžio pranašystės. Mes jau kalbėjom, kad tokio tipo žmonės, kurie atskiria save nuo susirinkimo, kurie nemyli šventųjų susirinkimų, tokių žmonės Senajame testamente užmėtydavo akmenimis. O šiandien tokie žmonės yra atskirti nuo Kristaus bažnyčios. Ir daugelis šiandien, nors ir eina į bažnyčią, jau yra atskirti, nes jiems šventųjų susirinkimas, ne šventųjų susirinkimas, o kažkokia apeiga, savęs patvirtinimas. Parašyta, o jeigu gavę tiesos pažinimą, Hebrajams 10:25-27, o jeigu gavę tiesos pažinimą, dėl ypač religingų, sakau, dėl savo vietos, nes jeigu tu neturi vietos,
tavo viso tiesa ir visi pažinimai yra tik tai pažinimas dėl pažinimo. O jeigu gavę tiesos pažinimą dėl savo vietos, mes sąmoningai darome nuodėmes, paliekam savo vietą. Nes jeigu būtų apie vidinę nuodėmę arba išorinę, tai būtų viena. O čia nuodėmės reiškia paliekam savo vietą. Tuomet jokios aukos už nuodėmės nebelieka. Ir tai yra kažkoks baisus laukimas teismo ir naikinačios ugnies, kurį prarys priešininkus. Iš perskaitytos vietos aišku, kad pasilikti savo vietoje reiškia be pateisinančios priežasties neapleisti savo susirinkimų. Todėl mums nereikia sąmoningai supykus palikti savo vietos. Nes kai tu ateini į savo vietą, nes pasakyta kitoje rašto vietoje, jei tu nors ir bejėgis gulėtumei savo avidėjai, kas įvyks? Viešpats padengs tavo plunksną sidabru ir brangiausią auksą. Pradžios 22:9 parašyta. Jėdu, kas jėdu? Abromas su Izauku. Jėdu atėjo į vietą, apie kurią buvo kalbėjęs Dievas. Abromas pastatė ten aukurą ir sukrovė malkas. Jis surišo savo sūnų Izauką ir paguldė jį ant aukurė sukrautų malkų. Primenu, kad pastatyti aukurą Dievui, šiandieną aukurą Dievui, reiškia paklūstant Dievo žodžiui, apreikštam Dievo žodžiui, šventosios dvasios apreikštam Dievo žodžiui, gelbėti savo sielą. Ta prasme, formuoti save ne bet kaip, o būtent, kad apreiškiamas Dievo žodžio autoritetas tau būtų pirmoje vietoje. Mokytojo knyga 4:17 parašyta. Būk apdairus, kai keli koją į Dievo namus. Čia taip pat kalbama, kaip nepalikti savo šabo vietos. Geriau skirti daugiau dėmesio klausymuisi, negu aukų atnašavimui, nes daugelis nepaisydami to nusideda. Matote, Dievo žodžio klausimas mumise brandina naują žmogų, kuris apgyvendina tą Dievo žodį savyje. Ir tada tai, ką tu bedarai iš tos pozicijos, yra tinkama auka. Jeigu pirminio nėra, o tik tai yra antrinis aukos, pasirodymas, tarnavimas, nusideda žmogus. Matot, dar viena nuodėmės spalva. Paklausyk, gerai klausyk, jei Dievo žodžio klausimui ruoši savo dvasinę ausį, pradėdamas nuo pirmadienio, antradienio, trečiadienio, ketvirtadienio, šeštadienio, tai Dievo akise tai bus daug labiau, daug geriau nei giesmės, tarnavimas ar didelės aukos. Ir kai taip jūs save prižiūrėsite, jūs niekada nepažeisite šabo, nes šabas pasiliks jumise ir jūs tapsite tuo šabu. Tuo tarpu, net būnant šabo dieną tarp šventų įmanoma pažeisti visą galio poilsio dieną. Jūs klausėte kaip? Atsakau, tada, kai pamokslas laikomas antroje ar trečioje vietoje. Gaila, bet dar daugelis šiandien renkasi šabo vietą, todėl kad patinka chorai, muzikiniai stiliai, pastorius, tarnavimai, žmonių kiekis ir taip toliau. Išgirskite, bet koks šio klausimų paviršutiniškumas pražutingas. Kartuoju, norint nepalikti šabo dieną arba pasilikti šabo dieną savo vietoje, reikia ruošti savo sielą Dievo žodžio klausimuisi labiau už viską. Jūs nesivaizduojate, kaip man šiandien buvo sunku paruošti savo sielą žodžio klausimuisi. Nu kokio klaustugi kalbi? Ne, aš kalbu, bet mano siela klauso. Ir klauso tiek, kiek nusiramina, tiek, kiek pavergia egoizmą, tiek, kiek dengia klaidas. Tame tarp ir jūsų. Iškrypimus, apsimetinėjimus. 2 Samuelio knyga 24:24 parašyta. Bet karalius atsakė Araunai. Ne, turiu pirkti juos iš tavęs už kainą. Viešpačiui savo Dievui aš net našausiu deginamų aukų, kurios man nieko nekainuoja. Tad Dovydas nupirko klojimą ir jaučius už 50 sidabro šekelių. Tai simbolinė rašto vieta, tai gelmė. Ir jinai skelbė ir kalba apie Kristaus nuotokos paėmimą sekminių dienos simbolyje. Primenu, sidabras tai Kristaus kraujo kainos simbolis. Todėl pažvelkime, ką tai turi bendro su Abromo aukos atnašavimu. Pradžios 22:3 pasakyta. Pakilęs anksti rytą, Abromas pasibalnojo savo asilą. Jis nepasibalnojo svetimą asilą, jis pasibalnojo savo asilą. Pasiėmė su savim 2 tarnus, nesvetimus, bet savo. Ir savo sūnų Izaoką, nesvetimą sūnų, bet savo. Toliau pasakyta, prisiskaldęs malkų deginamai aukai. Jis pats skaldė malkas.
Nes Abraomas simbolizuoja ne pastorių, Abraomas simbolizuoja visus tikėjimo vaikus. Jis leidosi kelioninį vietą, apie kurią jam buvo kalbėjęs Dievas. Kitai žodžiais, apie kurią jam apreiškė Dievas. Primenu, kad asilas su kupranugariu simbolizuoja žmogaus kūną. Tuo tarpu pabalnotas asilas jau reiškia gebėjimą valdyti, arba apaštalo Pauliaus žodžiais kalbant, sutramdyti savo kūną. Ta prasme, elgtis su savo kūnu taip, kad ne aš jam, bet jis man tarnautų. Ir geriausias šio klausimų receptas tai rūpintis tuo, kad kitam būtų geriau nei man. Brangiai, neužmirškite auksinės taisyklės visą kame, pradedant santykį vien su kitu, šeimose ir taip toliau. Kad visų pirma pasirūpinti kitu, o ne taip, kaip man būtų geriau. Laiškas Galatams 5.13 parašyta. Broliai, juk jūs esate pašaukti laisvę. Tik tai dėl šios laisvės nepataikaukite kūnui. Matot, per kūną atėjo į sielą egoizmas, velnis. Nepataikaukite kūnui. Kokiam kūnui? Pavergtam velniu. Nes toliau pasakyta, bet stenkitės vieni kitiems. Kaip nepataikau kūnui? Bet stenkitės vieni kitiems tarnauti Kristaus meilę. Kristaus meilė. Žmonės galvoja, kad tai išorinė sielinė meilė. Laikina meilė. Patarnausi dėl to, kad man paskiau būtų gerai. Ir viskas baigėsi labai liūdnai. Matote, šitą rašto vietą kalba tik tada, kai rašto ribose visų pirma norim padėti kitam. Mes teisingai tramdome savo asilą. Tai yra prižiūrime kūną, kad jis mums tarnautų. Paklausyk, gerai klausyk. Šventas apynasris mūsų kūnui. Tai gyvenimo būdas, kurį pasirinkam kaip pasniką Dievui. Pasnikas Dievui tai, kai aš nebepriklausau savo, o priklausau Dievui. Būtent apie šitą pasniką, apie tokį pasniką jau pranašavo Izaja 58 skyriui nuo 13 eilutės. Pasiskaitykit namuose. Priedo mes turim pamokslų ciklą apie šitą, kas yra teisingas pasnikas. Laiškas Efeziečiams 6.13.18 parašyta. Dėl to priimkite visus Dievo ginklus. Dievas pastoji siūlo mums Dievo ginklus, kad galėtumėm piktą dieną pasipriešinti ir visą nugalėję išsilaikyti. Tad stovėkite susijuose proto strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsiavę kojas ryžtu skleisti taikos evangeliją. Visais atvejais pasiimkite tikėjimo skydą, su kurio mokėsite užgesinti visas ugningas piktoje strėles. Pasiimkite ir išganimo šalmą bei dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį. Kiekvienu metu melskitės dvasiai visokiojopiamis maldomis ir prašymais. Ir stenkitės be paliovos budėti malda užtardami visus šventuosius. Visus šventuosius. Jau pats žodis daug ką gali atstatyti jūsų gyvenime. Nes mes daugelį užtariam ir meldžiam pastovi visai ne už šventuosius. Tie, kurie aborigenai, tie, kurie mums patinka, tie, kurie mums naudingi, tie, kurie vadina save krikščionimi. Bet čia kalbam už visus šventuosius, tai yra kurie gyvena kitaip, kurie šventi. Ne dėl savo darbų, ne dėl savo išorinių dalykų, o dėl to, kad tiki. Kuom? Kristaus teisumu savyje, kurį jiems primena, kuriuo padeda eiti Kristaus mokymas. Supraskite, kad pastovumas tai dvasinės brandos požymis. Kodėl? Todėl, kad nepastovumas tai sieliškumas. Žiūrėk, užsidega toksai nepastovumas kaip ugnis ir vėl gesta. Ta prasme, pasitikėti tuom savyje ir tokio tipo žmogumi neverta. Pastovumas tai, kai savo neteimą į šventųjų susirinkimą galiu pateisinti, bet vis tiek einu į tarnavimą. Dėl kai kurių pasakysiu, kad jei į Dievo namus, dvasinę šventyklą, atsineštumėte nors taip, kaip norite uždirbti pinigus, jūsų gyvenime rezultatai būtų visai kitokie. Pranašo Jeremijo knyga 2.23 parašyta. Kaipgi gali sakyti, aš nesutiršiau savęs sekdama Baalams iš paskos. Apie bažnyčią kalba. Pažvelk, kaip elgeisi slėnyje. Suprask, ką padarėjai tu, ūmi jauna kupranugarė, šuoliais lakstanti savo keliais be tikslo. Savo keliais be tikslo. Gelmė. Tai bus jums žinoma, kad palaiminimų slėnis, kuriame sekiojame paskui stabus, tai žavėjimasis Dievo patepimu, jo dovanomis ir aprūpinimu.
Ta prasme, per tai mes smilkome smilkalus ne tam, kas dovanoja dovanas visagaliui, bet dovanoms. Ne tam, kas pateba, bet patepimui. Ne tam, kas laimina, bet palaiminimui. Tai yra ieškome ne Dievo artumo, bet to, kas randasi jo kišenėje. Ir būtent šitas veiksmas iškraipo mus ir mes ilgainiui garbinam mamoną, šėtoną vadindami šventais vardais. Kartuoju tada, kai mes ieškome ne Dievo veidų, bet jo rankos, mes sekiojame paskui stabą Jahve Vielį. Štai ką turiu omeny Dievas sakydamas, supras, ką tu padarėjai, umi jauna kupranugarė, šuoliais lakstanti savo keliais, bet tikslu. Juk tu ne mano kelių ieškojai, sako Dievas, ir ne dėl manęs palikai savo vietą, o dėl to, kas tau naudinga. Gerai, grįžkim prie Abraomo. Kaip jūs galvojat, kodėl jis pasiėmė su savim 2 tarnus? Ir iš vis, ar aišku, kokią paskirtį jie atlieka šitie 2 tarnai sielos gelbėjimo procese? Gerai, vėliau jūs įsitikinsite, kad tai kiekvieno iš mūsų nukryžiuotos sielos sudėtinės dalis. Atnaujintas protas ir suverenus Kristuje naujas žmogus. Štai 2 tarnai, kurie padėjo Dievo tikėjimui Abraome. Ką simbolizuoja Izaokas? Izaokas tai pažado sūnus, kuris simbolizuoja sudužusios dvasios lygį. Kodėl? Todėl, kad auka patinkanti Dievui, tai sudužusi prieš jį dvasia. 51 psalmė 19 parašyta. Tikra auka Dievui sudužusi dvasia. Dieve, sudužusios ir atgailaujančios širdies, tu nepaniekinsi. Skaitant Abraomo pasiruošimą atnašauti Izaoką ir pačią kelionę įdomu tai, kad nors jis turėjo asilą ir 2 tarnus, bet malkas nešė Izaokas. Argi žmoniškai mąstant mes tai pasielgtumėm? Ką? Žinoma, kad ne. Tuo tarpu Abraomas sėdėjo ant asilo, šalia jo 2 tarnai, o vienintelis jo lepūnėlis nešė malkas. Kodėl Abraomas tai padarė? Todėl, kad visą šitą ceremoniją jam apreiškė Dievas. Visa tai užrašyta kaip simbolių paslaptis. Pradžios 22:6 parašyta, Abraomas paėmė malkų deginamąją aukai ir uždėjo savo sūnui Izaokui. O ugnį ir peilį nešėsi savo paties rankose. Jiedu abu tęsė kelionę. Atėjo laikas, kai jis palieka asilą ir 2 tarnus. Tai nurodo į asmeninį pasitikėjimą Dievu ir paklusnumą Dievui, kurio nieks už tai nepadarys. Tik tavo bejėgystėje nuskambėjęs Dievo trimitas. Aš jį vadinu savyje Dievo jėga, galinti pakelti tave iš bet kur. Noriu paklausti, ką simbolizuoja malkas. Ar prisimenat? Malkas tai tikėjimo žodžiai išreiškintis Dievo valią. Kaip kitai mes kalbėjom, kas yra malda? Tai išsakymas žodžių, kurios leidžia tau išsakyti Dievas. Jos kaip Abraomas ir mes turime bendraudami, melsdamiesi ir ieškodami tylos patalpinti į savo dvasią. Supraskite, kad Dievo žodis patenka į mūsų dvasią tik tada, kai mes apie jį mąstome, išlaukiame šventosios dvasios apreiškimų ir Dievo tvarkoje degustavę išpažįstame. Jeigu tu išpažįsti, ko tu neleidai degustuoti savo pastoriui, tu gali įsakyti į savo gyvenimą bereikalingą išbandymą ir netgi prakeikimą. Štai kada Kristus auga mumise, o mūsų sielinis miršta. Štai kaip mumise bręsta Dievo tikėjimo galybė, kurią atėjus laikui Viešpats išlaisvins ir tai bus regima. Dievo tikėjimo galybė tai šventosios dvasios jėga subrandinta mumise Kristaus meilė. Štai kas turi būti regima ir ko laukia Dievas. Kas yra ugnis ir peilis? Sutikite, juk ugnis turi kažką uždegti, ar ne? Jos paskirtis uždegti. Primenu, ugnis tai šventoji dvasia, su kuria Abraomas draugavo. Tuo metu jis draugavo. Ar jūs galvojat, kad jis pastoji pas Dievą užlipdavo? Ne. Dievas suteikė jam tokią malonę ir jis, ieškodamas miesto, kurio statytas Dievas, pastoji turėjo galimybę, nes bendravo su šventąja dvasia, paprašyti jos, kad eitų kartu su juo. Peilis. Tai tikėjimo mokymas apie krikštus. Kristaus mirtį, kas yra Dievo sandora. Kartuoju, malkas tai Dievo žodžiai, ugnis tai šventoji dvasia, o peilis Dievo sandora, krikštai. Šventieji. Amen. Tik šventoji dvasia gali uždegti jumise esantį Dievo žodį. Ta prasme, jei savyje turėsite Dievo žodį, šventoji dvasia ganys jūs ir saugos.
Tu abejoji, kad šventoji dvasia už tave ar ne? Ar yra salėje žmonių, kurie abejoja, kad šventoji dvasia už tave? Taip, sutinku, to suvok neįmanoma. Kaip ir to, kad šventosios dvasios neįmanoma išmelsti, užsidirbti ar užsitarnauti. Neįmanoma. Mes kaip ir pačio Dievo šventosios dvasios negalime niekaip suteršti, girdit? Mes galim ją tik liūdinti, kai mes smerkiam ir teisim viens kitą. Kartuoju, pabrėšiu, prisiminkint, šventą dvasią įmanoma priimti tik iš Dievo malonės veltui. Parašyta, ar priėmėt jūs įtikėjusį į šventą dvasią? Kai kas atsakė, mes net girdėti negirdėjom apie tokią. Ir taip mes perskaitėm. Abromas paėmė ugnį ir peilį, o Malkas uždėjo ant Izaoko. Paklausyk, gerai klausyk. Dievo žodžio apreiškimo apgyvendinimas sieloje tai šventosios dvasios teikiamas ugnies krikštas, kuris padeda pasilikti kryžiaus procese ir pastoviai žengti į vietą, kurią nurodė Dievas – Kristaus prisikelimą. Draugai, pasilik šabo dieną savo vietoje reiškia per Kristaus kryžiaus procesą, tap Dievui priimtina auka. Laiškas Romiečiam 12:1. Dėl Dievo gailestingumo raginu jūs, broliai, paruoškit savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, kaip atnaujinto mąstymo tarnavimą, kas yra dvasinis Dievo garbinimas. Šiandien šventoji dvasia moko mus ir veikia mumise, kad mes rūpintumės ne išoriniu, o naujų žmogumi. Kad mes sėtumėm į naujo žmogaus kūną, kuris randasi dangaus karalystėje. Nes būtent sėdami į naujo dvasinio žmogaus kūną, mes kraunam neišpasakytą lobį savo danguose. Te palaimina Dievas jūs šiais žodžiais apie šabą. Mes praeitą tarnavimą meldėmės ir Dievas pradėjo tą veiksmą, kad jūs išliktumėte kaip ateiviai, požymis, kad jūs esate šabo žmonės, kurie ir susitiksite su Dievu 7 dienoje. Šiandien aš tik noriu paklausti jūsų, ar yra salėje žmonių, kuriems pakirsti sparnai, nieko nebenorite. Atėjo kartėlis, neviltis. Ir jums reikia reanimacijos Dievo. Jeigu yra, išeikite priekį ir aš melsiuosi. Ir te laimins jūs Dievas.